Sveiki visi, su jumis MJ Taro. Tema nieko konkretaus, tiesiog žinutė jums. Pirmas, antras, trečias variantai. Apie ką tai bus, pamatysime eigoje. Galite rinktis kiek norit variantų. Jeigu čia atėjot, vadinasi kažkas tai slepias, kas skirta jums. Sveikas, pirmasis variante. Pasižiūrėkim, kas slepiasi čia. Laimė. Laimė ir žinot, kame ta laimė jums. Laimė jums ateis tada, kada jūs atsipalaiduosit, kada jūs nepersistengsit. Toks jausmas, kad kažkur, tai čia kiekvienam gali būti vis kitas sritis, ar ne, pajusit asmeniškai apie ką tai jums. Kažkur jūs persistengėt, kažką galbūt bandot padaryti labai tobulai, galbūt labai greitai, galbūt jau labai ten kokybiškai, vos ne idealiai. Galbūt su kažkuo tai konkuruojat, gal pavyzdžiui darbe ir bandot labai aplenkti kitus. Tai būsite kviečiami šiek tiek prilėtinti tempą, atsipalaiduoti procese, daryti lygiai taip pat kaip ir dabar darot gerai, tačiau su daugiau atsipalaidavimo, su daugiau džiaugsmo. Tiesiog mėgaukitės procesu. Ir to jau pat pasižiūrėsim jum papildymą, apie ką čia plačiau. Kai kurie labai stengiasi būti tiesiog ideali ir tobuli namie. Galbūt kažkas stengiatės būti tobula mama, galbūt kažkas stengiatės būti tobula žmona, arba stengiatės būti tobulas jai. Ir taip šiek tiek pamirštat save. Kitiem matau norą būti pirmam darbe. Kai kurie iš jūsų arba siekiat, pavyzdžiui, kvalifikacijos pakėlimo arba naujo darbo, bet tai nėra kažkas tokio, jeigu šnekam apie naują darbą, kur ar ne, bandau nueiti ten, kur esu visiškai žalias. Ne, mes šnekam apie tą vietą, kur jūs jau gaudotės, kur jūs ar galbūt baigėt studijas ir norit dirbti pagal specialybę pirmą kartą. Ar galbūt savarankiškai daug kažką ten mokinotės ir dabar norit tas žinias naujam darbe išnaudoti. Žodžiu, kažkas tai naujo darbuose, dėl ko jūs jau dirbot ir dabar staiga norit parodyti viską, ką mokat, sužibėti ir būti numeris 1. Tai štai, o kitiem tai yra namai. Namai ta vieta, kur galbūt labai netgi pasakyčiau, kai kurie stengiatės viską padaryti pats arba pati. Ir neleidžiat partneriui užsiimti tam tikrais darbais. Tai laimė nėra viską padaryti pačiam, sužibėti. Laimė yra tiesiog mėgautis procesu ir atsipalaiduoti. Gerai, pabandykim pasižiūrėti. Ką dar reikia žinoti pirmam variantui?
Na taip, kartais arba jūs netgi labai nesuspėjat kažką tai veikti gyvenime, kažką daugiau padaryti, nes susifokusavot kažkas į darbus, kažkas į šeimą ir ten noris viską idealiai padaryti ir tiesiog kažką tai praleidžiat tam tikras detalės kažkur tai kitur. Ir galbūt kai kurie tai darbai taip kaupės ir jau tuoj nebežinosit, ką čia daryti, už ko čia griebtis, nuo ko pradėti, jeigu tiesiog neatsipalaiduosit procesuose. Na taip, pasižiūrėkit į situaciją, kuri jūs neramina, kur atrodo varo iš proto, nes nesuspėju, nes kažką netaip darau. Pasižiūrėkit kitų kampų į situaciją ir paieškokit tiesiog laimės ir atsipalaidavimo. Štai tokia žinutė pirmajam variantui, nelabai daugiau kažką ir noris pridurti iš tikrųjų. Tokia gan paprasta, bet manau tikrai svarbi žinutė. Taigi atsipalaidavimo jums, sėkmės ir iki. Sveikas antrasis variante ir atverskime kortas jums, ką jums svarbu šiuo metu žinoti. Apsauga. Ir žinot, tokia apsauga iš anksčiau bandysim pasižiūrėti, kodėl jums reikia tos apsaugos tiek jau. Kai prisipildo dieviškos energijos, esat tarsi naujai gimę. Kaulai, taip sakant, raumenys trapūs, bet vis tiek sugebat imti daiktus tvirtai. Tai tokie orakulai. Kas jaučiasi iš pat pradžių? Esat labai stiprios energijos ir žinot, man jaučiasi, jog apsaugos jums reikia, nes pradėjo ateiti galbūt stipriau arba nuo pat pradžių dvasinio tobulėjimo keliu. Ir tos apsaugos reikia tarsi, kad susitvarkytumėt su savim, kad saugiai priimtumėt tam tikrą informacijos kiekį, kuris čia panašu, kad ateina gan didelis. Taip, toks jausmas, kad jūs pradėsite vis stipriau ir stipriau komunikuoti su visata, atsiprašau, ir kai tai vyksta, gaunam mes įvairius informacijos tiek kiekius, tiek ir įvairaus pobūdžio informaciją ir, žinot, ne visada jinai būna maloni, ne visada jinai būna tai, ką mes norim girdėti, tai, ką mes norim žinoti. Ir kartais su tuo susitvarkyti būna, šioks toks iššūkis, ar ne? Tai pabandysime pažiūrėti plačiau, nes čia toks jausmas, kad yra labai stipru. Gerai.
Dar vienas toksai niuansas, kai mes pradedam dažnai komunikuoti su visata, ten pavyzdžiui, ar ne, medituoti, stengtis iš tokios dvasinės pusės labai pažinti save, mūsų energija kaip ir stiprėja. Ir tada mūsų žodžiai, mūsų mintis, jie tampa labai galingi. Tai toks irgi niuansas, kurį jaučiu pareigą paminėti, tai labai atsargiai su žodžiais. Nes tiek geri, tiek blogi žodžiai, arba, sakykime, tiesiog mintis, ar ne, jos turi tada didesnę galią išsipildyti, kai mūsų energija yra tiesiog labai stipri. Taip. Ir jo, ką sako dabar kortos? Tai taip, jūs pradėsit mokintis manifestuoti, jūs pajusit, kad turit galią manifestuoti. Jūs ieškosit savęs, jūs bandysit pažinti pasaulį iš tos pusės, iš kurios dar niekada nebandėt pažinti. Ir taip, jums atsivers gan daug informacijos, bet vat būtent jums reikalinga tam tikra apsauga, kad tiesiog mokėtumėt su tą informaciją susitvarkyti. Nes į jūsų rankas ateina daug galios ir tiesiog jūs galit nežinoti, ką su tuo daryti. Kai šneku, kad ateina daug galios, tai turiu omeny vat būtent, kad labai negreitai, bet vėliau jau ar ne, kai apvirškinsit šiek tiek tą gauti informaciją ir labiau jausit save, daug labiau jausit save negu dabar, jūs suprasit iš tikrųjų ir pamatysit, kaip jūsų svajonės tampa realybė, kaip jūsų žodžiai labai greitai tampa realybė. Kaip žmonės, kurie jos nuskriaudė, gan greit gauna atpildą. Na, taip, pasižiūrėkim gerai. Dar šiek tiek. Taip, jūs keliaujate į žinies energijas. Jūs atrasit savyje ir ezoteriko galimybės, arba jeigu jau atradot, tai jos daug sustiprės su laiku. Jūs išmoksit ir kas svarbiausia, jūs suprasit, kad absoliučiai viskas, kas jūs netenkina, kas jums nepatinka, jūs viską galite pakeisti. Jūs turit absoliučiai visas galimybės savo rankose nusimti tai, kas jūs slegia. Nepatinka darbas, jūs puikiai suprantat, kad jūs galite išeiti ir tikrai atsiras kažkas tai kito. Nes, tiesiog taip veik pasaulis. Tuščia vieta ilgai tuščia nebūna, jeigu mes tik norim, kad jinai būtų užimta. Paskui, nežinau, sakykime, kažkur tai stringat bendravime su kokiais tai giminaičiais, su kuriais, jūs jų neatsisakysit gyvenime, jie vis tiek kažkokią tai formą bus jūsų gyvenime. Taip, jūsų galimybė yra net tuos kontaktus apriboti, galbūt rečiau susitikti, galbūt ką, bet jeigu jūs suprantat, kad neišeis, pavyzdžiui, atsiriboti nuo žmonių, kurie man nepatinka, tai tada mano galioje yra keisti požiūrį į tai, kas erzina juose. Pavyzdžiui, ten kažkas šneka, man tai nepatinka,
aš tada suprantu, kad jie, nežinau, galbūt taip elgesi dėl savo kažkokių tai kompleksų, nu ir ar man čia tikrai reiktų dabar apsikrauti, kad man ten kažką tai negatyvaus pasakė. Arba galbūt atrasit progą, nežinau, šansus, ar kaip čia pasakyti, kad nuo jų atsitraukti. Žodžiu, jūs suprasit, kad viskas yra labai jūsų rankose ir man čia matos toks kaip įspėjimas. Vėlgi dar kartelį, būkit netoks aštrus su savo mintimis. Nebūkit toks aštrus su savo mintise, nebūkit toks aštrus komunikacijoje, nes tuoj jūsų žodžiai, jūsų mintis, kuo toliau, tuo labiau įgys galios. Ir tai bus kaip ir ginklas visada su jumis, kurį jau visada turėsit. Ir taip, kas įdomu, kad čia tikrai bus labai ilgas procesas viso šito tobulėjimo, pasaulio pažinimo. Ir aš galiu pasakyti, jisai turbūt niekada nesibaigs, nes mes kažką atrandam, paskui tikrai būna taip, kad kažkaip pamirštam, atrandam, taip kaip sakau, suvirškinam, suprantam, viskas gerai, paskui kažkaip neatsikartoja tokių situacijų ir lyg ir pamirštam, tada ateina vėl tos situacijos, tada vėl gal kažkas, taip sakant, šiek tiek užtrigerina, tada prisimenam tą, ką buvom išmokę ir vėl taip lengviau. Žodžiu, šitą kelionę savęs pažinimo, visatos pažinimo, jinai niekada nebūna kažkokia tai ribota. Jeigu jau mes link to einam, tai dažniausiai tai būna su visam. Tai va, nes arba, sakykime, atsiunčia žmonės tokius į mūsų gyvenimą, kur turi galbūt daugiau problemų ir kartais tada supranti, kad žmogus, pavyzdžiui, nemoka tvarkyti su savo emocijom, kažko pyksta gal ir ant tavęs, bet tada tu supranti, kad tiesiog jisai pyksta realiai vos ne ant viso pasaulio ir ant savęs, bet ne tiek, kad ant tavęs. Tai tiesiog atsiunčia kartais ir tokius žmonės tam, kad padėtumėt jiems susitvarkyti su savimi, nors kartais tai galbūt jums ir nebus pats maloniausias dalykas, bendrauti su tokiais žmonėmis, bet tam ir atsiunčia, kad jūs galite susitvarkyti. Tai štai, iš tikrųjų matos ir jaučiasi, jog jūsų energija tik stiprės, labai stipri energetika jaučiasi. Tai va, sėkmės savęs ir visatos pažinimo kelyje. Iki. Sveikas, trečiasis variante. Ir pasižiūrėsime, ką žada jums artimiausiu metu, ar tiesiog ką reikia žinoti. Paleiskit. Nutilau, nes bandau suformuluoti siekit ramaus ir paprasto gyvenimo ir tiesiog be ypatingų rūpesčių gyvenkit iki gyvenimo pabaigos. Aukit, bet aukit ne iš tos pusės, kad aš noriu turėti kuo daugiau ir dar kas blogiau pasirodyti. Nėra blogai norėti kuo daugiau, bet
labai dažnai, kai mes norim turėti, sakykime, daug, kad ir iš kokios pusės tai bebūtų, mes krentam į desperatiškumą ir tada mes prarandam balansą. Tada praleidžiam tai, kas yra tarp eilučių, bet labai svarbu. Tai man toks jausmas, kad yra kažkas, kas jūs neramina, bet tai kažkas tai yra tokio paviršutiniško ir nereikšmingo ir jūs tarsi praleidžiat tai, kas yra šiek tiek galbūt ir užslėpta, bet labai svarbu. Paleiskit tai, kas yra paviršutiniška. Aš nesakau, kad jūs paviršutiniški, bet galbūt siekiat tam tikrų visuomenės nustatytų dalykų ir normų, kur kažkada tai jums patiems skambės kaip paviršutiniška, nesuprasit kažkada tai, kad tai, ko jūs dabar, pavyzdžiui, siekiat, tai nėra nei jums, nei jūsų. Ir galbūt ateis, ne galbūt, bet tikrai ateis ta diena, kai, pavyzdžiui, tai, kas šiandien yra labai aktualu, dėl ko jūs be proto stengiatės veržtis per galvą, žiūrėsit tai ir sakysit, kad o tai čia man buvo svarbu kažkada, tai kodėl, ką man to reikėjo, tai tiek, tai šiek tiek atsipalaiduokit, paleiskit tai, į ką jūs esat labai įsikibę, nes praleidžiat tam tikrą svarbę jaučiu informaciją, kuri yra tarsi tarp eilučių. Jūs turėtumėt augti fokusuodamiesi ne tai, kas yra labai visiems paprasta, žinoma, ir neva tai visuomenės pripažinta, kaip kad ar ne, turi būti, ne, ten, pavyzdžiui, turiu iki 30 metų turėti vaikų, turiu pasidaryti karjerą, ten, nežinau, iki 30 metų, kaip pavyzdys, ar ne, čia tos normos visuomenės plus minus vienodos, bet tas laiko rėžius gali skirti šiek tiek nuo aplinkos, kur mes gyvenam. Gerai, plačiau. Taip, ir dabar yra kažkokia tai vyriška figūra. Kažkam tai galbūt yra tėvas, kažkam tai galbūt yra vyras ar tiesiog šiaip romantinis partneris, kur toks jausmas, kad bando įdiegti tam tikras savo galvą nustatytas normas, ypatingai kas liečia gyvenimą kartu, šeimą. Ir jūsų protui galbūt atrodo, kad tai, kad tas žmogus sako, yra kaip ir okei, bet matot, kad realiai neišeina to padaryti, dėl to galbūt jaučiatės blogai. Bet tai dėl to, nes ne visai tai, kad tas žmogus sako, yra jums ir jūsų. Jūsų kelias yra šiek tiek kitoks, negu kažkokia tai vyriška figūra bando jūs nuvesti.
gan keista yra tas, kad tas vyras, kuris bando jums kažką tai įdiegti, jis pats yra tam tikram paieškų kely ir labai greitai supras, kad ne viskas, kuo jis vadovaujas, ne viskas, ką jis tiki, ne viskas jau kaip ir jam pačiam tinka. Dar jisai to nesupranta, bet greit supras ir pats turės ieškoti kažkokio tai naujo požiūrio, naujo kelio. Kai jūs paleisite tai, ką jums bando įdiegti kiti, tai kas jau yra nepakeliui su jumis, jūs išlaisvėsit. Jūs suprasit, kad jūs esat unikalus toks, koks esat, kad jūs turit savo kelią ir pradėsite juo eiti su dideliu išsilaisvinimu, smalsumu ir beieškant balanso. Taip sakant, visada būdami balanse, ar ne? Nes, balansas toks dalykas, kad absoliučiai visiems ir visada reikia jį palaikyti, nes visada atsiras kažkas tai, kas bandys galbūt mus išmušti iš balanso, bet kuo mes labiau atsigręžiam į save, kuo mes labiau esam susipratę, kas mes esam, kur mes einam, tuo sunkiau yra mus išmušti iš vėžių. Pasaulis šalia mūsų gali eiti iš proto, bet mes vis tiek neprarasim balanso, nes mes stovim ant savo, būtent savo kojų, tvirtai ir stipriai ir žinom, kur su tom kojom einam. Taip. Kuo mes išliksim tylesni ir paprastesni šitame augime, šitame savęs ieškojimo kelyje, tuo bus sunkiau išmušti mus iš kojų. Tuo mes lengviau ir greičiau nueisime prie naujų galimybių, o tarp kitko galimybių čia atsivers daug. Ir tos galimybės bus neribotos, tarsi jau kaip ir orakulė parašyta iki gyvenimo galo. Bet raktas čia bus kaip ir būti tyliem, ar ne? Kažkur keliausit, kažkokią svajonę gyvendinsit. Žinau, kad kartais noris išrėkti, ar ne, kad štai aš keliausiu dabar į šalį, kur visada norėjau aplankyti, arba štai aš pagaliau nusipirksiu savo namus. Bet būkit tylus iki kol jūs tikrai neturėsit to. Kai jau, taip sakant, atsisėsit į tą sostą, nusipirksit namą, išvažiuosit į savo svajonių kelionę, jau tada, arba grįšit netgi šios, jau tada yra viskas tvarkoj, jau, taip sakant, pasakyti po fakto, bet iki kol mes neturim to link kur einam,
Būkim paprasti, būkim ramus. Ir tada, tarp kitko, ir tą balansą išlaikyti bus daug lengviau. Tai štai. Čia, aišku, aš jau šnekėdama nuklydau į gan tolimesnę ateitį, ar ne? Nes pirmas darbas, ką jūs dabar turit padaryti, tai išmokti paleisti tai, kas yra ne jums ir ne jūsų, ką jums bando įdiegti kažkokią tai vyrišką figūrą. Kažkam tai galbūt bus tėtis, galbūt čia netgi tarp kitko gali būti brolis, kažkam tai galbūt romantinis partneris. Žodžiu, pirmiausiai, taip, atribokit, atmeskit tai, kas ne jums ir ne jūsų, ir jau tada matysit, kaip jūsų svajonės tampa realybė. Tai kaip minėjau, svarbu neįgyvendinus svajonės, kol jinai netapo realybė, nesigirti visiems. Ir kodėl? Nes tada, tiesiog tam tikra dalis energijos yra savotiškai ištaškama, dar kažkas irgi galbūt pavydi. Jau kaip jau jūs padarėt, tai jau, taip sakant, jau ką, viskas po fakto. Jau, taip sakant, nebereikia kaupti energijos tam norui įgyvendinti. Nežinau, tikiuosi supratot, ką norėjau pasakyti, nes jau kuo toliau, to sunkiau daros rinkti žodžius. Bet taip, tikiuosi, kad supratot. Gerai, sėkmės trečiasis variante ir iki.